Nikolajus Nosovas, Nežiniukas Saulės mieste. Iš rusų kalbos vertė Ieva Alšauskaitė, įgarsino Katerina Zarskaitė. 14 skyrius. Nežiniukas skaito laikraštį ir sužino, kur ieškoti lapelių. Rytą Nežiniuką pažadino kažkoks įtartinas triukšmas. Per miegus jam atrodė, tarsi netoliese sudūzgė bitė, ar ėmė veikti dulkesiurblė spinta. Atsimerkęs, Nežiniukas išvydo ant grindų netoli lovos keistą mažytę mašiną, kuris slankiojo po kambarį nuo vienos sienos prie kitos ir be paliovos dūzgė. Savo išvaizdą ji priminė vėžlį, tokia pat pusiau apskrita viršuje ir plokščia apačioje. Nežiniukas iššoko iš lovos ir trilinkas sekiojo paskui mašiną, stengdamasis ją apžiūrėti. Ji buvo nudažyta tamsiai žalia emale. Jos viršuje buvo daugybė mažų nelyginant koštuvo skylučių, o apačioje ją juosė blizganti nikeliuota juostelė su didesnėmis skylėmis, panašiomis į akutes. Šone gražiomis sidabrinėmis raidėmis buvo užrašyta kibernetika. Kas čia per žodis kibernetika? Paklausė pats savęs Nežiniukas. Turbūt mašinos pavadinimas. Tuo metu mašina prislinko prie Margulio lovos, šalia kurios mėtėsi daugybė saldainių popierėlių. Ji praslinko tiesiai per tuos popierėlius šen ir ten ir visi popierėliai dingo, tarsi jų ir nebuvę. Paskui mašina švurkštelėjo po lovą. Kurį laiką iš po lovos sklido jos dūzgesys. Margulis pabudo nuo triukšmo, nuleido kojas ant grindų, bet pamatęs iš po lovos išlendančią mašiną, išsigandęs šoko atgal į lovą. Kas čia? Paklausė jis, virpėdamas iš baimės. Kibernetika, atsakė Nežiniukas. Kokia kibernetika? Ne kibernetika, o kibernetika, mašina, šluojanti kambarį. Kamgi ji po mano lovą buvo palindusi? Taikės keistuolis, po lovą juk taip pat reikia iššluoti. Mašina tuo tarpu praslinko prie durų ir sušvilpė. Durys, kaip pagal signalą atsidarė, ir mašina nušliaužė į gretimą kambarį. Ten jį ėmė slankioti po visas grindis, net po stalu palindo, kol galų gale niekur neliko nė dulkelės. Tuo metu pabudo Pupytė ir, išgirdusi triukšmą, iškišo galvą iš savo kambario. Kas čia darosi? Kibernetika, pasakė jai Nežiniukas, ranka rodydamas į mašiną. Pati šluoja grindis, supranti? Tai nuostabu, sušuko Pupytė. Didelė čia daikto stebuklas, ranka numojas pasakė Margulis. Būtų nuostabu, jeigu jinai terštų grindis, o kad šluoja, tai visai nenuostabu. Baigusi šluoti, mašina išslinko į kambario vidurį, pasisukiojo vietoje, lyg darydamasi aplinkui. Paskui nušliaužė į kampą ir dingo už mažyčių durelių sienoje, palei pačias grindis. Papusryčiavę, o prieš pusryčius jie žinoma apsirengę, nusiprausė ir išsivalė dantis. Mūsų keliauninkai nutarė pasivaikščioti po miestą, nes jie dar nieko kaip reikiant nebuvo matę. Nusileidę laiptais, jie išėjo iš viešbučio ir pamatė, kad gatvėje jau buvo daug praeivių. Beveik kiekvienas rankose laikė laikraštį. Vieni skaitė laikraščius sėdėdami ant suolelių, kiti sustojo vidur gatvės. Treti skaitė eidami, kitaip tariant žingsniavo, įbedę nosis į laikraščius ir dėl to daugelis jų susidurdavo. Bet niekas nekreipė dėmesio į tuos susidūrimus, nes visi buvo įnikę į skaitymą. Tie, kurie dar neturėjo laikraščių, vienas per kitą dūmė prie kampe stovinčio laikraščio kiosko. Turbūt laikraštyje aprašytas koks nors labai svarbus dalykas, tarė Pupytė. Pamačiusi Mažulę, kuri įsitaisiusi ant stulpelio, susidomėjusi skaitė laikraštį, Pupytė paklausė. Pasakykite, kas atsitiko, kodėl visi skaito laikraščius? Lapelis dingo, atsakė Mažulė. Koks lapelis? Toks Mažulis buvo. Kodėlgi jis dingo? Va šito aš kaip tik ir nežinau, tuoj perskaitysiu iki galo ir tada viską papasakosiu jums. Pupytė jau norėjo bėgti prie laikraščio kiosko, bet tuo metu pamatė Mažulį su storu kaklaraiščiu pundu rankose. Jis greitai žingsniavo gatve ir dalino laikraščius kiekvienam, kas norėjo pasiskaityti. Susilyginęs su Pupyte, jis ir jai įbruko į rankas laikraštį. Atsisėdusi su Nežiniuku ir Marguliu ant suoliuko,
Pupytė ėmė garsiai skaityti laikraštyje atspausdintą straipsnį apie lapelį ir raidytę ir perskaitė viską, ką mes jau esame pasakoję ankstesniame skyriuje. Tik išgirdęs, kad lapelis mėgo eidamas skaityti knygas, nežiniukas tuoj suprato, kad tasai lapelis buvo ne kas kitas, tik tas pats mažiulis gatvėje, kurį jis vakar buvo sutikęs ir pavertęs asilu. Sąžinė vėl ėmė jį graužti, bet nežiniukas nieko nepasakė Pupytei, ką pats galvojo. Pupytė, kuri buvo labai jautri, taip paveikė visą šį istoriją, kad akyse jai net pasirodė ašaros. Pameni, nežiniuk, mes taip pat draugavome su tavimi, kaip šitie lapelis ir raidytė, ir taip pat skaitėme vienas kitam pasakas, tarė ji. O kas būtų, jeigu tu taip pat pradingtum? Žliumbė kvailė, pasakė Margulis, juk nežiniukas dar nepradingo. Va, jis sėdi. O nežiniukas paėmė laikraštį ir ėmė skaityti kitas žinutes. Viena žinutė patraukė jo dėmesį. Klausykitės, kas čia parašyta, pasakė jis ir balsiai perskaitė žinutę. Vakar vakare Sausainių gatvėje rastas nežinia kam priklausantis asilas. Gyvulys slampinėjo šaligatvio viduriu, netikėtai pasirodydamas praeiviams ir gąsdindamas juos savo išvaizdą. Kartais jis išeidavo į gatvę, kur važinėja automobiliai, grėsė jo gyvybei. Visi bandymai surasti asilo šeimininką nuėjo niekais. Milicijos darbuotojai valkataujantį asilą sugavo ir nuvedė į zoologijos sodą. Na, sugavo asilą ir nuvedė į zoologijos sodą, pasakė Pupytė. Kas čia tokio? Bet tai, pradėjo nežiniukas. Jis norėjo pasakyti, kad tai veikiausiai buvęs tasai asilas, kurio jis vakar pavertė trumpulį, bet pamatęs, kad vos neprasitarė, nutilo. Kas bet tai? Paklausė Pupytė. Na tai užsikirto nežiniukas. Tai vadinasi, Saulės mieste yra zoologijos sodas ir mes galime nueiti žvėrių pasižiūrėti. Teisingai, nudžiugo Margulis. Aš seniai svajojau nueiti į zoologijos sodą pasižiūrėti žvėrių. Reikia pasakyti, kad trumpulių šalyje, taip pat kaip ir pas mus, gyvena įvairūs žvėrys. Liūtai, tigrai, vilkai, meškos, krokodilai ir net drambliai. Tik visi tie žvėrys ne tokie dideli kaip mūsiškiai, o visai maži, taip pat trumpuliai. Vilkas ten sulig pele, meška sulig žiurkė, didžiausias žvėris – dramblys, bet ir tas kačiuko dydžio. Tačiau ir tokie maži žvėrys atrodo baisus mažyčiams trumpuliams, kurie, kaip kiekvienam žinoma, didumo sulig pirštu. Nors ir maži, trumpuliai pasižymi didelė drąsa. Jie narsiai gaudo žvėris ir veža juos į zoologijos sodą, kad visi galėtų ateiti ir pasižiūrėti į juos. Išgirdęs apie zoologijos sodą, Margulis pašoko nuo suolelio, norėdamas kuo greičiau bėgti tenai ir tarė. Ką daryti, mes nežinom, kur zoologijos sodas. Niekis, to jau sužinosim, atsakė nežiniukas. Jis priėjo prie mažiulio šaligatvio pakraštyje skaitančio laikraštį ir pasakė jam. Pasakykite, kur yra zoologijos sodas? Mums reikia asilo pasižiūrėti, kitaip tariant, ne asilo apskritai žvėrių. Iki zoologijos sodo jūs nuveš 9 autobusas, atsakė mažiulis. Sustojimo vieta va čia, prie viešbučio. Nežiniukas padėkojo ir mūsų keliauninkai nuėjo prie autobuso sustojimo vietos. Laukti jiems teko neilgai. Po 2 ar 1,5 minutės privažiavo autobusas. Jo durys svetingai atsivėrė, keliautojai lipo vidun ir autobusas nuvažiavo toliau. Jis važiavo taip lygiai, kad visiškai nesijautė kratimo. Tai buvo dėl ypatingo autobuso padangų bei lingių įtaisymo. Viduje autobusas buvo taip pat labai savotiškai įrengtas. Prie kiekvieno lango buvo įtaisytas nedidelis stalas. Iš abiejų stalo pusių stovėjo po 2 minkštos sofutes, o ant kiekvienos sofutės galėjo sėdėti po 2 keleivius. Ant stalų gulėjo laikraščiai, žurnalai, o taip pat šachmatai, šaškės, loto, domino ir kiti stalo žaidimai. Ant sienų tarp langų buvo nupiešti gražūs paveikslai, palubėje kabojo įvairiaspalvės vėliavėlės, teikiančios visam autobusui labai linksmą vaizdą. Autobuso priekyje buvo įrengtas televizorius, kurio ekrane visi, kas tik norėjo, galėjo matyti kino filmus, futbolo rungtynes ir kitas televizijos laidas. Pagaliau autobuso užpakalyje buvo šaudykla su taikiniu. Mūsų prašymas būtų nepilnas, jei mes pamirštume prisiminti, kad konduktoriaus autobuse nebuvo, o jo vietoje ant sienos kabojo garsiakalbis.
garsiakalbis, per kurį buvo garsiai pranešami stočių pavadinimai. Įlipę į autobusą, Nežiniukas ir jo draugai pamatė, kad keletas keleivių užsigulę ant staliukų skaitė laikraščius, 2 mažiulės žaidė loto, kita mažiulių pora ir dar keli mažiuliai žaidė šachmatais. 3 mažiulės sėdėjo priekyje ir žiūrėjo televizoriaus laidą. 2 mažiuliai pasikeisdami pyškino iš pneumatinio šautuvo į taikinį, beje, nieko šituo nestebindami. Keletas mažiulių karštai svarstė lapelio dingimą, apie kurį buvo parašyta laikraštyje. Vienas keleivis ėmė pasakoti, kas buvo nutikę vienam jo pažįstamui, Trumpuliui Varpeliui, kuris kartą naktį paklydo gatvėje ir niekaip negalėjo rasti kelio namo. Tas pasakojimas labai sudomino Nežiniuką, bet jam taip ir neteko sužinoti, kuo baigėsi visa ši Varpelio istorija, nes autobusas netrukus sustojo prie zoologijos sodo ir reikėjo išlipti, nebaigus klausytis pasakojimo.